Užeinam į vonę, gerai. Užeinam. Tadam. Na va. Galim skelbti vonios įrengimo darbų pabaigą. Taip, nemaža čia eina 9 kvadratai, bet va į kadrą sunkiai telpa. Oi. Nu va, na čia žodžiu, kliurkų. Dėl to mes išgyvensim, nesvarbu. Tai silikonavimas negražiai, tai dar kažkas negražiai. Bet va, atrodo šitaip. Viena siena tokia, gyvatukas, čia šviesi siena. Tulikas, kalbėnkis, spintelė. Ai, apsilikonau tuos. Apsilikonavau. Tuos silikoną tiesiog įpurškiau, paskui sušlapinau ir nuvaliau čia. Ir liko tokia siūlė kažkokia, vat. Nekrentant į akį. Ką žinau. Senelę irgi padariau panašiai. Čia tas glaistas tarpu išbyra. Tai va, dar sienų nenusivalė. Biški varvekliai nuo silikonavimo likę. Purškiau tuo vandeniu plus muilas. Tai truputį tokių nubėgimų yra. Sakiau valytis, kad nepasentų. Dabar turės šveist. Nu jo, sanitarai čia man jau neberūpė, jau išsivalys patys. Sočiai 2 lempučių. Dar šviesa nebloga iš lauko pareina, tai va, čia dar norės džiovyklę dėti ant viršaus. Čia nepritraukiu, nes per visus tos vamzdynus atstumo teko laikytis. Bet čia jeigu uždėjęs, prisistums ir neberūpės daugiau. Nulėkiau kitą dieną spintelę nupirkau, sakau, surinksiu. Žodžiu, kainos kosminės. Nu ką, mūsų to senelė, va, kaip atrodo. Senelčia turniką ką tik užklijavau iš 2 pusę. Tai jeigu nukris, tai kažkiek juda. Jeigu nukris, tai gręšim varžtukais. O tokią keptuvę įkaliu. O čia su vaikučiais atvarėm dūkom. Neprausėmės, bet dūkom. Tai va, padėjau tą plokštę už gipso. Prisukau, tai čia, pritraukė neblogai. Čia biškį vargau dėl 2 prailgintojų. Per giliai palikau tos ateinančius vamzdžius plastikinius. Užsidėjo gipsas, užsidėjo plytelis, tai man ten dar trūko 3 cemus dadurt. Tai lėkiau į Kauną vien tik, man atrodo, dėl tų 2, kad tą dieną baigčiau darbus, nes laukt progos, kada važiuoti, tai būtų savaitėm viskas. Tai nulėkiau, parlėkiau, užtaisiau. Man vienoj vietoj bėgo va šičia. Tai pasirodo biškį, kai viržiau pritraukė skersai, truputį tai aš su ranka atsukęs stumtelėjau, kad lygiai veržtųsi ir man pritraukė lygiai ir nebebėga, tai nežinau, kodėl čia taip. Nu, man neprispaudė, ko gero.
ką, čia užglaiščiau jį viskas, tai čia nieks čia nematys. Nu, matys, kam reikės, tas matys, bet ne juodas skylės, o čia. Tai va, silikonavimas kažkoks, kažkaip taip. Nes ši plytelė viena biškiau aukščiau, kita žemiau. Nu, ta plokštuma. Tai visas pirštis prabraukiau į kai. Ne, čia pjovimo gal trūko, biškai tai storiau. Kur gražiai susileido, tai visai plonai užsitepa. Galvojau visur baltą silikoną dėt, bet lubose tai naudojau baltą labai gerai, ten viskas, super. Kad ir kur pripjovimas, trupinimas gavosi, tai vis tiek. O čia stakto nedėjau, apsilikonavau. Ir, visur. Ir čia, ir po palangę dar užmečiau silikoną. O čia balta, čia pilka, ten balta. Žodžiu, žmonės nepasireguliavo kojyčio jau skalbė, galiu pasakyti. Nudardėjo skalbenkį biškį į šoną. Geras spintelė čia kažkokia. Žodžiu, salėj 300, nuėjau prie kasos 200, dar nuolaidą ten padarė kažkokia automatiškai, tai ten 108 galinai kainavo su visa ta kriauklė. Aišku, atskirai gofras, tas nutekėjimas, tai atvariau nuo kampo. Pjoviau baldą ir lentyną šiek tiek išpjoviau. Padariau tokį. Norėjau su stalčiais, bet per žemi stalčiai, suprantat. 2 stalčiai, bet jie žemi. Tokie bambaliai būtų netilpę. Tikrai tokie būtų netilpę, guldant nebent. Tai pirkau su durelėm tada. Tai va. Gražuolis dušas mūsų. Aišku, čia užuolaidą turiu. Atnešiau nuo 2 aukšto. Bus tokies. Drugeliai mylini. Mes ten nepanaudojom. Būtų vaikai senai nutampę. Tai va, dušas toks. Prisimenant, baltas plytas, belia kaip žarnota. Samūrinau, praktiškai čia daug ką turėjau. Gipsą turėjau, plytų turėjau, palangę turėjau, armavimo tinklą turėjau, darbščias rankeles turėjau, noro ne visada turėjau. Šiaip smalsumas, čia labiau smalsumas, ar sugebėsiu ar ne, žinai, būna tokių iššūkių, kad naujovė, naujiena, taip, bet vis tiek pasidomi internete ir pasidarai, dušas. Gražus tas dušas. Kažkam pasvajoti, o man visai liuks.
nuolydis centimetras. Čia nieks nesimato, net nesijaučia vaikštant, maudantis. Aišku, su lazeriu, su gulšiuku žiūrėjau, tai čia centimetras. Tai va, nu ką, smagu čia man pabaigti, atsiknis nuo manęs. Dar liko veidrodynas, tas visas čia. Vieną kažkokią didelę reiks nupirkt, kad tos laidžiukus užstotų negražius. Nu, veidrodžius, tie laidai po veidrodžiu būtų ir ten kontaktas čia padariau. Pim, 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 pim. Pim, pim. Tai va, bus veidrodžiai užsidegti gražiai. Čia, nežinau, kas čia alsuoklis kažkokio, tokį galą, trišakio galą nuroviau, kad darbam netrukdytų. Tai matysim, nelabai jis ir telps. Ai, nu kažkiek. Čia tik tais aklį didesnio pats tas. Gal reiks atnešti, nežinau, panaudot, kas ten pas mane mėtysis. Nu ką, kas dar, dar pasidžiaukit. Ir eisim prie kitų namų darbų, arba prie kitų įvairių temų. Šitą kaip ir galim užskaityti. Aišku, jeigu pagal profesionalus tai vertinčiau visus tas kliurkės, nelygumus, tai ne, nu ką čia vertinčiau, kaip mokėjau, tai pasidariau. Čia kas ateina kokia babutė, tai čia alpsta, bet šiaip tai čia kokį 6 savo parašyčiau. Nu, iš gailesčio. Nu, nežinau, čia dabar nekūrena, tai sunku pasakyti. Ar veikia, ar neveikia, nežiedinau. Kaip sakiau, žiedinsiu, liko čia porą man detalių. Trišakių nežiedinau. Nupjoviau ir tiesiog virinau ir užsukau į šitą hašą. Tai, nežinau, čia atšilo orai, tai taip nepakūreno, kad sužinočiau, ar čia šildo tą gyvatuką ar ne. Dėjau pagal lazerį, bet čia biškį plytelėm, su plytelėm lyginant. Oi, kodėl aš taip vargstu savo to milimetrų ieškojimu. Gaudau milimetrus, kaip nežinau. Viską sudėjau, žmonės džiaugiasi, maudosi. O, kaip gerai, kad dariau. O, apie grindis dar nepasakojau. Žodžiu, prieš dedant duris, čia gal kam pravers, prieš dedant duris, pasižiūrėkit grindis. Nes čia šitas vonioj buvo žemiau, daug žemiau negu anam kambario. Tai aš tiesiog galėjau šitas duris pakelt kokią 3 cm, gal 2, 3, 3, manau. Jeigu būčiau tokį, palyginimą daręs, tai būčiau 3 cm pakėlęs šitas duris ir būčiau lygiai grindis padaręs su ano kambariu. Dabar gavosi žemiau, tai vos pakišau. Čia tai lygiai gražiai va, šičia. O atidarant, vos lieka šitą vietą. Bet nekliūna. Jeigu klius, tai gal su zuvėsiais biškį sukelsiu arba pavobliuosiu apačią. Bet jos lengvos nenukris taip greitai, nepakris. Tai žodžiu, mano tas lazeris
aišku, duobių viską yra, buvo aukščiausia vieta, čia ties to vamzdžiu viskas sukilo. Betonavimas visas sukilo į ten į nulį praktiškai. O čia pastovu, čia 2 cenai klijų. Jo, čia 2 cenai, paskui pat dušą 2 cenus, čia čiut nedėjau. O čia jau normaliausia, jau čiut ne šokom braukiau ir klijavau. Tai žodžiu, lazerį pasuku, vienaip, ketvirtį. Linijos sušoka kažkaip įdomiai, pasikeičia horizontas. Pasuku kitaip, vėl pakyla arba leidžiasi. Nu tai aš čia po 4 valandų tupėjimų man tą pastebėjau. Tupėjau dėl to, kad kitą dieną man liktų mažiau tupėjimo, iš karto dirbčiau, bet ir dar kitą dieną tupėjau porą valandų kažkur, kaip čia ką daryti, nuo kokio aukščio, aišku, pradėjau tai pagal tą, kad tilptų man tą plytelį, nereiktų čia šlifuot grindų. Nu tai jeigu čia šlifuosiu, čia irgi vos tilps, čia biškai žemiau, bet tada dušui per mažai lieka. Tokia nesąmonė, o čia kelt jau irgi negalėjau, nes vos. Nu tai kur aš čia tą vidurkį, tai aš net nežinau dabar. Aišku, ten truputį kampas nueina, aš pagal. Nu bet, ko aš žinau, va. Ko čia nerodo gerai. O. Sukojau lazerį, kad pagal duris labiau orientuotis ir kuo aukščiau. Bet, kaip puikiai čia man. Nu, kažkokius kliūrį. Čia dar ne viskas. Čia plytelė. Nu, žodžiu, be išlyginimo čia klijavau, tai nagų nenusilaužęs tikrai. Čia džiaugsmo visiems pilnos kelnes, kad pabaigą turi iš juodos skylės pasidarė tokią gražiausią vonią kaime. Nu tai yra, čia klijavau per 2 kartus. Iki pusės, dar šitą juostą jo, nes įveiti man netrukdė, užteko. Šitą užklijavau pirmiausia sveikai. Ir tada į ten. O, žinojau, arba čia darau 10 cenų ir kampas ten jau po to. Tai kažkaip po kelių valandų nusprendžiau, kad čia viską darysiu, tą 10 cenų juostą o čia visur sveika ir sveika. Nu, čia šiek tiek buvo išsižiojęs, nes ciela plytelė baigėsi. Po sienom jau nepalindo, tai šiek tiek įsižiojo. Bet silikonas, pridengi ir čia nesimato jokių klijų. Tik šiukšlės ir plaukai dabar. Nu čia jojau, bet šiek tiek kliūna. O čia tai idealiai, lygiai, viskas gražiai. O čia va tavo plytka. Gal čia sukritę biškį, lūžo. Nu, žodžiu. Visur čia prisikabinti galima. Bet aš išlipau iš šitos duobės, tai čia va irgi silikonai. Tai va,
aš žinau, kad dar liko už durų aplink. Nu, žodžiu, čia nesibaigs per gyvenimą, nesibaigs šitų darbų, tai tas, tai anas, tai griūva, tai dega, tai griūva, vėl eit ir sėdėtum savo gamtos, atrodo, kartais net nematau. Kaime gyvendamas prie miško gamtos nepamatau per tuos arimus visus nosį į žemę ir varai. Nu, bet kol žiema, tai va, įlindau į vidų ir ačiū Dievui. Dasibaigė čia. Dasibaigė visas paradas. Čia va reiks užkabinti, čia patys užsikabins. Ir viskas. Žodžiu, kam įdomu, galiu pasakyti kainą. Be darbo. Čia medžiagos. Išskyrus gipsą. Nuo gipso viskas. Plytelės, klijai, įrankiai čia visi šitie. Nu, tualetas buvo, nu, anksčiau šiek tiek. Skalbenki buvo, plus spintelė, plytelės. Jau sakiau, lubos, karkasai, lempos, nu, žodžiu, viskas susideda. Nu ir kiek čia už medžiagas. Tai plytelis prieš naujus metus, prieš kalėdas, kada buvo pigiau. Nors nelabai kas pabrango, šiaip praėjau pro šalį ten ir liko čia 8-9 eurai. Tokios. Nu, bet 107 dušiam. 100 šiam. Nu, žodžiu, tai va, šitaip va ir kairė į dešinę. Tai aš nežinau, bendra suma, tai čia kokia, nežinau, 1800 ant medžiagų suėjo. Ar 7, 8, 6, 8, nu, štuka, nu, nuo pusantro iki štukos 8 kažkur gal. O taip. Ir ką? Ir nuo sausio iki sausis, vasaris. O, kovas nesibaigė. Kaip aš įsivaizdavau, kad čia 4 mėnesius varau. 3 mėnesį iš Lietuvos su valdiškais darbais, su pragulom ir pasibaigiau. Gerai, šitą baigiam ten. Porą dienų pailsėsiu, pažiūrėsiu orus, tai reiks varyti į ką, lauko darbai, terasą. Namų darbai. Dar čia ta pati tema, namų darbai. Terasa ten laukia apie 9 kvadratai. Dušiam ant 3,30 ar 3,20. Ten karkasas yra, man tik tais apvadus tos padaryti ir susukt terasinės lentas, dar nugruntuot prieš tai, kad garantuotai būtų. Tai liks dar klinkeris apačioj, nu pamatysit, gerai nesigilinam čia. Vonioj nesigilinam, kas laukia. Gerai, ačiū uždėmesį. Varom toliau į laukus.